senelio aplankymas, šiltas žodis, dubenėlis sriubos. Parodytas dėmesys tai viskas, ko reikia vienišiems senoliams ir jų gyvenimas užvis nauja džiaugsmo spalva. Suteikime jiems tai šiandien. Vienas gestas, mažutė pagalba, jiems reiškia be galo daug. O dabar jaudinantis pasakojimas iš Viduklės miestelio Raseinių rajono. Apie čia vietos maltiečių įkurtą našlių klubą, kaip jos pačios vadina savo dienos centrą, pasakojome pernai. Šiemet pakalbėsime su dviem vienišais seneliais, kuriuos Viduklės maltiečiai maitina nuolat. Labą dieną. Labą dieną. Atėjau sriubytas. Čia Pranciškus, senoliui 85. Jo gyvenimo istorija liūdna, net tragiška, apie ką be paklaustum. Anksčiau gyveno Panevėžyje, žmona jau mirusi, o vienintelį sūnų dar visiškai jauną, prieš beveik 30 metų nužudė Panevėžio nusikaltėliai. Mirtimi pasibaigusi egzekucija net liepė jam pačiam duobę išsikasti. Vieną tą turėjau, į tas pats kankinė mirtimi mirė. Senolis vengia kalbėti apie save ir savo gyvenimą, iškart susigraudina. Savo namų neturi, gyvena vienas. Pas svetimus iš Lietuvos emigravusių žmonės, už tai, kad prižiūri jų namą. 2 kartus per savaitę, pasipuošęs, kaip dabar matote, ateina pas Viduklės maltietę su tuščiu termosu. Aš pats tokios nemokėčiau sėvėti, žinau. Pats kuklinosi pasakyti, kad ne visada ir turėtų iš ko išsivirti, nes pensija nedidelė. To termoso maltiečių sriubos jam 2 dienoms pakanka. Ačiū labai, dėkoju širdien. Dabar su termosu karštos sriubos einame pas kitoje gatvėje gyvenančią Onutę. Senolė gyvena viena, šeimos niekada nebuvo sukūrusi. Apie viską kalba šmaikščiai ir su humoru. Kaip sakoma, žodžio kišenėje neieško. Nieks matyt nesiženė manęs. Žinai, kai senovėje tai buvo, matot, kitaip. Dabar pana ženijas vyrus, o pirma vyrai. Manęs neįsirinko, matyt, ką aš dabar. Arba jums nepatika. Pernai Onutė palaidojo brolį, paskutinį iš artimųjų. Nors jis gyveno kitame miestelėje, bet dažnai lankydavo seserį ir padėdavo jai. Dabar senolė viena kaip pirštas, todėl labai džiaugiasi, kad maltiečiai ją surado. Aš džiaugiuosi, kad maltiečiai pas mane ateina. Ištisus metus, o ne tik prieš Kalėdas, ateina su pilnu termosu šiltos sriubos. Onutė žino, jog visa tai todėl, kad yra gerų žmonių, kurie užjaučia ir aukoja. Aš nežinau, kas ten aukoja, bet žinau, kad be žmonių nieks neišeina kitaip. Viskas yra žmonių auka, žmonių dėka. Parodykime vienišiems seneliams, kad dar yra žmonių, kam jie rūpi. Skambinkime dabar 1485 5 eurai, 1410 10 eurų. Jeigu norite paremti pavedimu arba tapti kasmėnesiniu rėmėju, informaciją rasite interneto puslapyje maltiečiusriuba.lt.